Labadiena, mėlyjei. Štai tokia patalpa. Ilgis 18 metrų. Plotis plius minus apie 15-14. Planuojama prie šito balkio, va šito, kuris yra šito, primontuoti šalia dvitėjinį profilį per visą ilgį 18 metrų ir pašalinti kas antrą koloną. Tai yra, kai skaičiuojant nuo lango, prie pačio lango statyti ne betoninį mūrinę koloną, ant kurio statysis dvitėjinis profilis, ir antras kolonos galas bus čia, kur matosi laidos, prie dėžės pastatytos, va ten. Vidurinis balkis išsiims. Vat reikalinga apsiskaičiuoti, kokio reikia dvitėjinio profilio, kad atlaikytų stoko konstrukciją. Toliau, kokie dar yra planai? Planai yra, kadangi kur matoma šita išbraižyta linija su kreida, šičia stovės siena ir už sienos, va šičia į kiekvieną gegnę atremti po betoninę koloną, išpjauti iš PVC vamzdžio ir pripilti betono, kad sumažinti konstrukcijos spaudimo gegnį ilgį, kad nuo šitos vietos spaustų mažesnė jėga. Ir kadangi šiais laikais yra skaičiuojama, viskas atsiriama į kaštus, stengiamasi išleisti optimalų kiekį pinigų, kad neturėti ir vėliau problemų ir pasidaryti optimaliom sąnaudom. Kaip jau supratote, pasikartosiu, viena kolona stojasi prie lango, pasistato iš baltų plytų silikatinių, antra kolona pasistato šičia vietoj šito laido ir planuojama imti 160 dvitėjinį profilį, kad dalis bent įsimautų į šitą profilį, bent dalis. Ir ant jos pasistatyti, ant tų kolonų betoninių pasistatyti dvitėjinį profilį. Ir aišku, kaip čia yra tas medis, paskui jį sujungti, suvirinti stripais, kai bus metalas, jį suvirinti stripais, kad nebūtų poreikio stygų. Po 18 metrų yra iš abiejų pusių ir būtų klausimas, kaip jūs manote, ar tai užtektų profilio IPE 160, kaip yra va šitoks, ar būtinai reikėtų HEA, ar bijau net pameluoti HEBO. Kokia dar yra problema dėl HEA ir ar HEBO? Tokia, kad jeigu šičia mes įmausime kažkiek, atsitrauks stipriai nuo krašto ir HEA gali pasilikti šičia profilis kampo. Šičia aš neapdirbsiu apdru, kada nors ateityje išduš langas ir kažką neturėsiu galimybės pasikeisti. Vat, štai tokia situacija. Gal galėtumėte kažką patarti ir pasakyti savo nuomonę. Ilgis. Šiuo metu čia yra medienos storis apie 13-14 cm, bet tai yra medis. Ir iš parusų laikų čia viskas dar tvirtai stovi, viskas yra tvarkoj, nieks nieko nebuvo įlūžę, stogas visas yra pakeistas ir jokių problemų. Kabinsis ant jo papildomai, viskas apsipus poliuretano putomis uždarų porų ir manau viską planuoju išsidėti gipsu, tai čia papildomai manau bus kokios plius minus 4, 5, tebūnie 7 tonos ant viso stogo. Plius. Labai maloniai lauksiu jūsų sprendimų ir iš karto ačiū už pagalbą.